Aš esu Dainius, labai džiaugiuosi, kad Gyvenu laisvai projektas taip šauniai kyla į viršų pabradėje. Ir šiandieną pristatys 5 idėjas, o mes trumpai galim tik priminti, kad projektas Gyvenu laisvai skirtas pirmiausia jums, jauniems žmonėms. Ir sutikdamas su jūsų mokyklos vadovės mintim, kad jūs šiandien esate svarbiausi, pridėsiu tik tiek. Jūs ir rytoj būsite svarbiausi, žinokit, ir poryt, nes jūs esate ateitis. Ir tas projektas Gyvenu laisvai nebereikalo buvo sugalvotas mūsų kolegų, kurie galbūt labiau gyveno vakar. Mes tokie esame už vakar dienos. Ir aš labai džiaugiuosi, kad mūsų iniciatyva pasišnekėti pradžioje tarpusavyje ir pagalvoti, ar nevertėtų mokyklose išlaisvinti kūrybinės galias jaunų žmonių, kad jie papasakotų tai, ko jie didžiuojasi, džiaugiasi, kas jiems įdomu, savo kūrybiniais sugebėjimais ir šiek tiek tokių varžybų principų atrinktų įdomiausias idėjas ir galbūt pasižiūrėtume vieni kitus, kaip mes matom savo miestą, savo aplinką, savo istoriją, tapatybę. Ir dėl to tas projektas labai keistai, man nepatinka vadinti projektu, bet taip jūs vadinasi, nes pradžioje susibėgo, tiesiog žmonės. Krakowie!